Sveiki, melionų augintojai. Turiu klausimą, buvau užklausęs žodžiu, bet dabar noriu su video pavyzdžiu. Va štai yra melionas ir jisai buvo pasodintas lauke, auga lauke. Ir klausimas yra, kodėl nemažai melionų augintojų rekomendavo po 5 lapo nuskinti viršūnę, kad labiau šakotųsi. Tai mano melionas, viršūnė meliono nėra nuskinta, nebuvo nuskabyta. Ir noriu parodyti pavyzdį. Matos melionas, pagrindinis stiebelis ir aibė atšakų. Štai viena, antra, tai trečia, toliau eina ketvirta tolyn ir viena į viršų, aišku, po to jinai nusileis. Tai 5 atšakos, jį dar pilna, matot, formuojasi šoninės atšakėlės. Ir klausimas yra toksai, koks tikslas yra skabyti rankiniu būdu formuoti, jeigu jisai pats gražiai formuojasi į visas puses jau nuo pat mažiuko, kaip sakyti, daigelio.